Все. Gerai, aš būsiu. Gerai, nu tai tada atlyginimai, nu tipo tada tvarkoja, aš painu į šoną po vieną, kaip visada ten prieikit, pasakykit kas ir aš paduodu. Nėra norinčių, tai einu pirmas. Nedrąsus. Nu, davai, sakyk. Nu, kažko visi nedrąsus, tai aš pirmas. Nu, Vincas. Vincas Prierugis? Tas pats. Oi, ble, čia tai bankrotas įmoniai, palauk sekundę, aš net pažiūriu. Pizda, čia bankrotas įmoniai per tave. Nu, ne, juokauju, iš tikrųjų viskas labai gerai. Savaitę išėlės negauna baudos, apie ką mes šnekam. Tuoj, Vincai, žiūrėk, ačiū tau, kad taip nuostabiai dirbi, tau level upas. Nu, ačiū. Čia yra super rezultatai. Ir dar tu Jo. paskui po viso Gerai. to Tvarkoj. video nepabėg, nes ten dar bus dalykai. O kodėl ne abi? Okei, Supratau, gerai. ne? Na. Onutė, taip, kur čia pas mane ta onutė? Nu, Tai aš čia iš praeitą gerai. savaitę irgi negavau algos, alio? Gavai? Tu buvai? Ne. Buvai, nu gerai, 4, 7, Ne. 8 tau už šią savaitę. Ir palauk, tada biškį nušauk toliau. Šiandien sėra pardavau 7. Tuoj, dabar ties dar tada už praeitą, jeigu jau taip sakai. O Nu, Jėzus. ką darai? Nu, čia pas mane nuliukai, va dar tau už A, praeitą tada. ačiū. Nu, Bulves vadinam. Vycka. Viciokas. Viciokas, taip, tuoj žiūriu, okei. Turi rinkinuką. Tai papildomai neuždarbėjot? Va, Vycka, ačiū O, tau už dėkui, tavo dėkui. darbą. Dėkui ir tau. Taip, kas čia toliau atėjo? Neatsimena, tas Klemensas. Nežinau, sorry, bet su mano muzikinė klausa tai yra tikrai problemos ir jau atleiskit man, bet aš tikrai. Taip, Klemensas, aha, žiūriu čia, tuoj. Buvau vieną naują darbuotoją atvežęs. Jo, Klemensai, pas tave čia ką, aš palauk matau, pas tave paaukštinimą matau, ten tau padarytas paaukštinimas yra, bet neatsimenu dabartinio tavo realaus lygio, bet skaičiavimo lygis pas tave persiverčia į kitą savaitę, tai va tokie atlyginimai pas tave šiai savaitė ir ačiū tau, kad taip stengiasi, viskas puiku, nepabėg po to. Gerai, tada. Okay. Dėkui. Nu, kas čia? Aurimas, Lydeka. Lydeka, Liaurimas, tuoj. Taip, Aurimai, Lydeka, prašom tavo pinigėliai, super. Ačiū tau labai. Petriukai, eik iš čia. Nu, Kazimieras. Kazimieras. O Jėzau, čia irgi blemba bankrotas. Nu, čia per 3 dienas. Ketvirtadienis jau biškį. Tuoj, va, opa. O, dėkui. Nu ir labai gaučiai. Gerai, visi dabar turbūt jau atsiėmė, ne? Gerai, tai jeigu jau visi pasiėmė pinigus, dabar tada mums reikėtų visiems nueiti prie televizoriaus. Palauk, dar vieną announcementą turi didelį. Nu, davai. Nu, tai tu direktorius. Jo, gerai. Jeigu apie tą patį, tada aš galiu startint. Iš esmės labai šauniai visi dirbo šią savaitę. Oi, palauk, dar vienas. Kas dar vienas? Pagarba. Ai, va, dar vienas. Ar atlyginimo patopas? Nu gerai, tada atlyginimo sek paskui katiniuką, sek. Nu, primink savo vardelį. Marcelis. Marcelis Moras, ne? Tuoj pat pažiūriu. Bam, tuoj. Gerai, opa, va tiek tau Marcelį priklauso, ačiū tau už tavo pastangas ir einam tada į ratelį. Jo, tai čia, kur aš baigiau, ten ir pratęsiu. Labai šauniai visi dirbo, viskas labai super taip toliau, konkursėlis lyg ir pavyko, galbūt norėjusi daugiau žmonių susirinkančių paklausyti, kaip jiems sekėsi, bet nu ne visi gali, ne visi galbūt, nežinau, išeina gal. Esmė, kad dabar, aišku, dar neskleidėm šios savaitės laimėtojų, bet kitai savaitė taip pat yra prizas. Prizas yra tikrai įdomus. Yra Full Tuno komplektas.
Fultuno komplektas. Visos 5 detalės, Konkurso esmė daugiau mažiau yra tokia. Dalyvauja top 3 išvežę daugiausiai darbuotojai. Tai yra pirmas raundas, ar turas, ar raundas, kaip čia pavadinti. Nu, dar kažkas vėluojantis atvažiavo. Dalyvauja top 3 darbuotojai. Eina į antrą raundą. Antras raundas vyks, perleidžiu žodį ir mikrofoną perduodu Petriukui. Vyks kaip nuspręsim, ar tai bus lygintuvų lenktynės, lygintuvų bulių kautynės, hide and seekas, kad iš tų top 3 išsiaiškintų, kas laimi. Jo, O taip paprastai. esmė tokia, top 3 dalyviai išvežė daugiausiai reisų, patenka į antrą žaidinių turą, kur bus arba bulių kautynės, arba Priusų lenktynės, nu, kautynės bulių irgi bus Priusų, dar kol kas neapsisprendėm, bet esmė ta, kad kol kas jūs visi esat motyvuoti dalyvauti pirmajame raunde, tai yra papulti tarp top 3 darbuotojų daugiausiai išvežusių reisų šią jau dabar esančią savaitę. Nu, labai šaunu. Va, ir tai prizas yra nemenkas, jeigu taip miesto pinigais vertinant, ko gero 25 000 pinigų būtų, jeigu būtų kur nusipirkti. Viskas yra, kaip sakant, pas mane spinteliai padėta jau, tiesiog laukia jūsų pastangų ir jūsų noro. Ir tada savaitės eigoje daugiau mažiau susidėlios gairės, kaip tas top 3 toliau antras etapas vyks, bet pirmą etapą, ta prasme, esat motyvuoti su šia žinia visi pasiekti tiesiog. O ką šitas limuzinas veikia? Limuzinas yra demonstracinė priemonė, kaip sakant, čia jisai buvo naudojamas vaizdo įrašui, kurį mes netrukus parodysim, kadangi buvo vykdoma loterija dėl šios savaitės prizų ir mes dar to vėlgi nedėjom. Gerai, o kas tavo plaukam? Kodėl jie taip atrodo? Ką čia Kiekvieną dieną ta pati naujiena. Nu, aš nusiskutau barzdą, plaukai tie patys, vandy šitą Atlantą, jupti. Ne, žinok, eisim į kirpyklą, atrodo kaip ką tik atsikėlė, žinok. Na, aš niekur neįsiu, Nu, nes tu pažiūrėk, mano tu plaukai atrodai. labai patinka. Ne apie Tau tai patinka? dabar ne apie tai. Dabar ne apie tai, Gerai. dabar ties reikėtų nueiti mums visiems prie televizoriaus. Visi moka televizorium tai- naudotis. Ar Ne, visi? nemoku. Slešiukas TV, pasigarsinat garsą, aš uždedu videką, kur mes su komisija ir su Nu liudininkais... tai greičiau einam. Kur tu skubi, Jėzus Marija? Kokia nerami. Jo baisiai. Ką tu pasakai, kokia baisi, taigi, Nerami siela. nu, tas Ten gali būti. bus maždaug, durų nerakinkit kol kas, bus maždaug 3 minučių Paskutinis medžiaga. Aš toj pat, va, tik tai toj prie televizorius prieisiu ir viską parodysiu. Visi jau pasigarsinot? Ar visi pasigarsinot? Jo. Iš pirmų akyčių geriau matysit. Охуенс vairuotojas. Stengiuosi. Taip, iškart muštynės tokią dieną. Muštynės, nu. Ai, direktorius. Einam vidun, nėra kada čia su jais. Kazimierai. Kazimierai, Nu, kodėl čia vietinis yra? Žaidime loterijai Aš dalyvauja žinau. pavaduotojas, direktorius ir liudininkas. O kas čia pat po kairę? Čia viskas išnuomota, čia turėjo tų išvis žmonių nebūti, nu bet alkoholikai jie tokie, visur randa būdus praeiti įeiti. Dar kažkas labėga. Ar čia gal ratą paleido? Ne, negali būti. O kas tas kairiai sėdi? Taip. Loterijai, kaip jau sakiau, dalyvauja 202 bilietai. Jokar babos. Gerai. Taip. Matau visų vardai iškabinti. Tada, kaip sakant, einu pradėti su Dar ratą. išjungta? Taip. Čia turime visus bilietus. Kaip tu taip moki? Viskas kol kas eina iš eilės. Reikia truputį sušaflint, kad viskai pasimaišytų. Ir taip, sukame dėl pagrindinio prizo. Opa. Važiuojam. Pagrindinį prizą drifto automobilį
Viciokas. Gvidas Margėnas. Petriukai užsirašyk. Gvidas Margėnas. Pirma vieta. Prizas pirmas. O, ble. Jo, labai netikėta iš nedidelio kiekio bilietų Bravo, Gvidas. bravo. Gerai, taip, einam Gvido bilietus dabar išmesim visus, kad nelaimėtų antro. Gerai, sukame antrąjį prizą. Motociklas Šotaro. Geltonas, gražus, minioja. Paplokit, dabar paplojam visi. Ir Plojam, plojam, plojam. Petriukas Smith. Petriukas. Sveikinu, laimėjai motociklą Šotaro, geltoną greitą. Užsirašei, nepamirši? Alio. Petriuk, Nu, tu užsirašei, nepamirši? Tu laimėjai motociklą Šotaro. opa. Bravo. Gerai, žiūrim, kas laimėjo triratį, einu žiūrėt. Išimam Petriuką iš rato, sukame trečią prizą, triratį motociklą. Ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Ir taip. Klemensas Klemsas. Yeah. O, kolega. Klemensas Klemsas laimi triratį motociklą. Jau duosi pralėkti. Labai netikėtas rezultatas, kadangi buvo vienas dalyvis su 59 bilietais ir jisai nepapuolė. Bravo, reik paploti. Pirštais nerodykim. Pasiplojam. Gerai. Gerai. Vincai Tai va tiek tų komentarai reikalų, pirmiausia. Vincai nepabėg, jeigu čia kažkur dar visi Jo. nepabėg. Esu, va. Jo, tai dabar tie laimėtojai, kurie dar čia yra, matėt savo laimėjimus, kurie nėra, tai sužinos, aš tą informaciją, tą nuorodėlę įkelsiu į planšetę, tiesiog įkelsiu, kad galėtumėt persižiūrėti bet kokiam ten formate, priemonėm ar būdu, per savo ten šaldytuvą, mikrobangę ar televizorių įkelsiu. Ir, kaip sakant, tie, kurie yra, savo prizus atsimt galit šiandien pat. O toliau, ką toliau? O toliau norėjau paklausti, kaip atrasti, jeigu aš vat namuose noriu pasijungti šitą. Ką šito? Tai aš įkelsiu į planšetę ir ten tada supilite, žiurkėnų, tiksliau žiurkėnų, nesikeikiant, pasižymi ir tada užsimeti ir pasižiūri. Tipo, aš įkelsiu po susirinkimo dar minučių 10-15 praeis ir aš įkelsiu. Į planšetę prie svarbios informacijos. Ir dabar ties taip, man dabar reikia Vinco, kad jisai nueitų su manim kažkur tai į kitą kampą. Čia nais kur nors. Einam. Tai Jo. viskas, einam dirbti. Yra situacija žiauriai neįtikėtina, kai iš tiek bilietų tavo laimingas bilietas neįsisuko. Žiauriai neįtikėtina, bet yra liudininkas. būna. Liudininkas yra Kazimieras Būna. vardas. Jisai Jo. dalyvavo paimtas būtent tam, kad viskas būtų live ir būtų, realu patikrinti, bet tau, kaip sakyt, kad nebūtų labai, tipo, dėl pastangų. Vienu žodžiu, kitaip tariant, premija tau už tavo rezultatą paskutinių savaičių tikrai rekordą. Ne visišką rekordą, bet čia tau premija yra tokia. Dar plius prie tos bombinės algos. Labai ačiū. Bent jau tiek. O tai koks tas rekordas? Rekordas yra virš 1000, seni. 1000, supratau. bet 100 jau ne... 1000 nebe 100, bet 1000 supratau. žinai. Supratau. Rekordų gal nesivaikysim, bet pasistengsim. Jo, žinai, čia, kaip sakyt, žinai, visi turim gyvenimus, vasara ateina, visi viską supranta. Ir plus, kaip sakau, šią savaitę pats girdėjai, top 3, bulių kautynės arba lenktynės, kažkas tokio, tai full tunes, full set, tai va. Gerai, einu toliau aiškintis, kas ten kieno, jaučiu, kad kitų prizininkų nelabai ir yra čia šiandien. Supratau, gerai, dėkui, Petriukai, tu dabar tą savo šotarų turi kam perrašyti ar ne? Jau perrašiau. Guči. Aš labai nejaukiai stoviu dabar laukia. O vat pagrindinio prizo laimėtojas, blėt, taip ir neatėjo šiandien. Jisai lyg tai vakare sakė, labai vėlai bus. Tai man perrašyk ir aš po to jam. Ai, Hebra, kol dar neįsibėgiojot, gali dar trumpam subėgti vieną akimirką į vidurį? Aš per visą tą savo bambėjimą pamiršau vieną aфиgenai svarbų dalyką pasakyti. Turim Kazimierą čia tarp mūsų. Kazimierą, ne? Vicka, prieik.
Turim tarp mūsų Kazimierą. Nuo šiandienos susirinkimo jis yra naujas pavaduotojas, dar vienas mūsų. Nesupratau. Super. Supras Jo, čia nereikia. klar. Čia reikia tiesiog tą informaciją priimti. Kazimieras yra pavaduotojas, yra paaukštintas, visiems kitiems, kuriems priklausė paaukštinimai, yra paaukštinti jau dienos bėgyje, kas dar to nematė, galite pamatyti savo kortelėje, o kam nepriklausė dėl to, kad buvo susitarimai ir visa kita, ką tu čia tvartrai? Tai ten tiesiog viskas vyksta mano galvoje, tai tiems, kuriems nepakilo rangas dėl to, kad nebėra kur kilti, bet viskas yra skaičiuojama. Taip kaip reikia. Tai va, dabar Lukas Simonaitis kreipsis į Kazimierą. Tipo. Ir Kazimieras yra naujas pavaduotojas, su kuo galim jį ir pasveikinti. Oi. Jo, klauskit, Nu, kai čia ką dabar- padėsime, jo, žinau, pa. tai... Kazimieras turi Nu, teisę sveikinam, atleisti, sveikinam, priimti, Noriu Kazimierai. pasakyti, žeminti, kad aukštinti. Kazimierai... Žinau, Опа! Turi, Ir tau, блядь! Mahankės! Ir tau vieną, блядь! Kaip aš nemėgstu muštis, kaip aš nemėgstu muštynių, pizdės. Žodžiu, nu, įsidaužėt jau snukius, vestuvės baigės. Tai va, Grinai čigoniškas vestuvės, nu. profilaktiniai tai va, tokia va dar paskutinė informacija, kuri neturėjo būti paskutinė, bet mano išdaužyta galva, nu, kaip sakyt, senas žmogus, žinot, viską pamiršta. Tai va, Kazimieras yra pavaduotojas dar vienas. Nes Petriukas Supratom. netaip jau užilgo turės biškį atostogų tokių, o aš vienas, kaip sakyt, negaliu visko apriepti. Tai ir va, dabar jau turbūt tikrai viską pasakiau. Ne, tai viską. Nu, ramus, Nu, visi ramus. supratom. Ja. Ar įsitraukti man čia reikės kažką tai pagaliau, bet nesuprantu aš. O turim tai, o tik čia, blėt, o tik ne čia. Velnes, pagausiu, tai bus blogai. Karočią. Nu, baikit, blėt. Gerai, kad nuolaidos pas Medikų mane tai bus reikės. Gerai, Tai kad aš nuolaidos kiek turim iš tikro. Aš kiek suprantu, tai čia turbūt dar vienas eventas kažkoks vyksta, kuris paskutinis gyvas liks. Ai, nu, jo, čia gerą tu mintį davėjai, iš tikro gera mintis. Jo, visai gera Jo, mintis. Squid galim Game'ai, tai nu jo. padaryti. Tai palauk Na, dabar, tarsi jau šią viską. savaitę turim ką daryti, jau šią savaitę jau turim Fulltunas, top 3, bulių kautinės arba lenktynės, kažkas to. Jau, o toliau, Na, tai kaip sakant, kitos Boksų turnyras. bokso, nu, galima irgi, bet suprantate, Aha. aš kaip gerai, šiandien atsivešim. kalbėjau biškį su ten savivaldybė, sakiau, kad mūsų renginiai kol kas, nu, yra vidiniai, nes, nu, tipo, mes, nu, nelabai pramogų įmonė esame, mes tokie labiau paslaugų įmonė, tai kol kas pas mus vidiniai, Taip. pas mane ir ta patirtis kol kas tik tai formuojasi, va taip, tik tai iš dabar to, ką aš darau, realiai nieko to gyvenime nedariau. Tai gal jeigu maža ką, maža bus pagalbos iš pavaduotojų, šiaip iš kolektyvo susirinksim į susirinkimus, bus daugiau tų minčių idėjų vienoje vietoje, kažką sumėsim į vieną kibirą, kažką išpurtysim ir gal kažkas visai nice gausis. Gali būti ir boksas, gali būti lenktynės, gali būti kautinės, belekas gali būti. Kaip sakant, negaila yra pinigų, mums negaila, yra sponsorių, tikrai yra sponsorių, yra kas remia, yra kas mus ir saugo netgi truputį, nors nėra ką čia saugoti realiai. Tai viskas tvarkoja, tik tai neškit savo pasiūlymus, idėjas ir sakau, nepamirškit sukontaktuoti su tai, su kuo reikia, tai yra su manim, pavaduotojais ar panašiai, pavaduotojai tikrai iki manęs informaciją daneš, viskas dais ir viskas bus. Svarbiausia, galvokit, darykit ir nebūkit tiesiog... Yra, man atrodo, pasiūlymų net skiltis planšetėj. Yra ir Jo, pasiūlymų yra, skiltis, nežinau kaip jūs, aš tas visas planšetės skiltis tikrai peržiūriu ir atrašau, kai galiu, kai negaliu savaitgaliais, aš negaliu, tikrai negaliu vakarais, tik tai atsibundu kaip daržovė ir ten kažką tai gal pakalbu. Savaitgaliai pas mane tokios dienos, aš dirbu va ten, o kai visi kiti ilsisi, tai žinai. Nu, bet yra kaip yra, tam yra Jo. pas mane pavaduotojai, tai žinai. Tai va, O šitam jau ten dirbti nebeduokit, geria jau. tai žinai, jis dabar geria, Ai, aš irgi čia apsimetu, kad šiuo metu bendrai blaivas, jo. bet realiai pasibaigs susirinkimas, pisu aš į savo aprangą, atsiauginu barzdą ir pisu gert, tai žinai. Nu, dabar Tokia prisiminiau jau- jo, kad čia Tokia jau čia tokia įmonė jo. Jo, mes čia, kaip sakyt, tokie truputį to. Alkoholik. Nu, jo, Pas ką ten bagažinėje aš buvau? Kas čia man siūlė kažkada? Neišduok. Tai va, noriu dar sikė. Oi, žiūrėk, ir pizza Nu, tai turi, einam. lemba, kad tu Pizzytė. pizza. Nu, imu, o paimu. Nu, einam, einam. Ne tą mašiną, ne tą mašiną. Na, nu nieko. Užsiverčiu pizzas Susitiksim. pavidalę.
O, Eurovizijos vėliava. Eurovizijos vėliava. Jo. Kaip didžiuojas šiemet, kad nežiūrėjau Eurovizijos. Pagaliau pirmi metai, kai apšė nieko nežinau. Oi, tu da, Ne kažką, ne kažką buvo su Rimtai, Eurovizija. nu aišku. Kelios buvo. Labai graži daina. Buvo, bet tai ne kažką, ne kažką. Daina graži tiesiog per fotą. Gal ne- Aš ne dar kiek Paulius geras. Samošką vakare užsileidau, kas prijaučia, kas supranta, tai tam iš karto O premija. šitas daug geriau. Samoška, tai čia tas žemaitis, ar ne? Tai ko Jo, jo, jūs jo. taksista? Matau, kad nelabai Tai žinai apie ką Konijų jisai. sankabos Tai jo, pedalą. bet čia reikia sekti, reikia laukti kiekvieno įkėlimo, čia tau netai paprastai, žinai. Tai vad buvo naujas, jeigu matėt. Tai jo, jau viską pažiūrėjau. Jo, aš irgi. Nu, Gerai, tada kaip ir skelbiu vakarą uždaryta, visi galit važiuoti, nežinau ten ką jūs darot, dirbti reikia, iš tikrųjų dirbti reikia, dar yra dalykas, kad dirbti reikia, nes vakarais kai Nu, kuriais detalės, būna detalės. iškvietimų, kur nebėra kam atsakyti, Aurimas Lydeka, kuris yra Lydeka, vieną vakarą ten vos spėjo suktis per sąskaitas, kartais biški liūdna, bet aš suprantu viską, nes vasara dangui. Tai jo, būna biški taip, pas mus dar neblogiausia situacija, kai restorane tam supistam, blėt, negali pisos supistos nusipirkti. Aš manau, kad dėl restorano reikia, žinokit, iš tikrųjų paimti ir parašyti, nu, tipo, tos papeikimus, kadangi niekas nerašo, tai taip ir būna, kad visiems pom, nes kiek atvarai, tiek ten nieko nėra. Problema Aš čia yra... savaitę laiko jau negaliu Aš vad nusipirkti. ne dabar maisto turiu, Gal bet turiu streikuoja 3 jie ten? picas. Problema čia yra kompleksinė problema, kad restoranas dar jeigu dirbtų bent kažkada, tai prisipirktum ten tipo iki negaliu, ne? Bet kad ten suka po 2 parų viskas sugedo, tai nu čia kompleksinė problema, bet ne mums galbūt ją spręsti iš tikrųjų, nu tikrai ne mums, mes galim tik tai Picos skųstis. negenda. Nu picos jo, ne picos, dėžės negenda viską, čia žinai. Dėžės genda, bet picos ne. Tai taip, visi šitą jau Nu, daugiau mažiau viskas žino. Visi genda. šitą daugiau mažiau žino. Ta prasme ir tuo naudojamės, bet vėlgi, kol neišlindo ir nesužinojo, ir neišgirdo. Paims ir suges ir taip, žinai. Tiesa, pienas irgi negenda. Pienas, va ten, kur Jo, pas jo. karvės prisimeldži, irgi, kad ir sugedęs, bet, nu, tipo, Bet jis sveria pabezdi, iš smardžiai tikrųjų. pabezdi, bet viskas ten gerai su to pienu. Bet ir pavalgęs ir išgėręs. Jo, bet prisimelžti ten, nu, taip nuoširdžiai tarp mūsų mergaičių, tai užpisa. Nu, iš tikrųjų užpisa, nes ten kaip duoda 1, 2, nu, kaip kokia aguona skint. Oi, blėt, iš kur aš žinau, Jo. Tai va, nu tai kaip ir sakau, tada turbūt skelbiu vakarą baigtą, prizininkai, kurie prizus jau atsiėmė, kas dėl prizinio fondo ten, na čia su Petriuku ir panašiai, toliau pasikalbėsim. Naujas pavaduotojas kimba į darbus, atsidaro planšetę, pažiūri, kiek Lukas Simonaitis nuvežė, pirmas darbas, Žinoma. antras darbas ir trečias darbas ir visi darbai. Ir visą tą, ką šnekėjom prieš tai, nu, tipo, atsimeni. Bet jūs, Hebra, nepykite, jeigu kai Lukas ateina, aš raciją labai prisisuku. Tai Viskas galiu negirdėti. tvarkoj. Su Luku yra ten reikalai, kad ten stygos yra tos, kurios nu, yra integruotos, va čia ką dabar žemyną laiko rankose, va ten integruotos. Tai biškijos sugeria visus ten gatvės kačių kniaukimus. Tai, nu, yra kaip yra žmogus tikrai nuostabus, viskas su juo puikiai, jisai yra nedaugelis iš kurių taksi laikraštyje gavęs pagirimą. Jeigu ką, šiaip jau tai. Jo, Tai mačiau, ne mačiau. vienintelis Tadas dar yra gavęs, bet Tadas, blėt, mirė, tai, Mhm. nu, kaip ir Tai- nesiskaito. Tai, ta prasme, įvertinkim ir tai, kad viskas su juo gerai, bet ten stygos yra toks techninis dalykas ir ten, nu, ten Jo, tie, jo, tie viskas reikalai, ten suprantama, aš nereikia tik tai kokištis, sakau. kaip sakant. O tai kas čia, Tadas Padas šitas negyvas, jo? Tadas Padas jau negyvas turbūt antrą savaitę, kaip Tai- negyvas. Labai tai- negyvas, bet baisiai negyvas. Nu, ta prasme, vapšė negyvas. tai- Netruputį, o Tai vapšė. reiškia, Tadas jau po padu. Tadas jau, blėt, ten ir blinda, ir papadu, ir kur tik nori. Tai giminaičių gal ateis dirbti. Tai, kad žinok, ten Robloxas tai nėra giminė. Aha. Dar kažkas ten ką mačiau. Nu, čia nemiksuokim, ar kaip ten nemaišykim. Jo, tai žinai. Tai va ir va, ačiū labai tiems, kurie šiandien atėjo, kaip sakant, nes, nu, tikrai stengiamės, ruošiamės, darėm dalykus, aš tik mokinuosi, aš dar čia, kaip sakant, į tą eterį šoku tik pirmos dienos, nu dabar kaip dabar šiandien čia padarėm, tai irgi mokinuosi. Kas mokat geriau, galit patart, taip toliau, laukiu pasiūlymų į planšetį, į e-mailą, whatever. Bet tai viskas labai puikiai buvo, bent jau mano Tai, akim. nu, ir viskas labai gerai.
Aš tikrai žinau, kad gali būti ir geriau, ir kaip sakant, to geriau mes ir siekiam. Tai vat, va. Blogiam direktoriai. Ir tikiuosi gyventi ilgai ir laimingai. Ai, kaip gerai. Ir tada reikės eiti išgerti. Nu ką, varom dirbti. Jo, varom dirbti. Varom judėti. Varom judėti gerai tada. Judėt. Susivarom transportus. Jo, iki. Davaitė. Nu, atrakink, duok pradėti.